Didelio džiaugsmo nėra, atvirai sakau, bet panikos nėra taip pat. Be abejonės yra ką taisyti, visų pirma gynyboje. Ir mes dirbsime šiom kryptim. Aš manau, kad jeigu kalbant apie didelius, tai Kšištofas gerai atrodys, buvo aktyvus, ne tik tai, kad geras pataikymo procentas. Manau, kad ir Robertas neblogai pasirodė tose. Jonai gal šiek tiek buvo sunkiau, jeigu lyginant su kitom. Taip vienareikšmiškai kažkaip tai vertinti kol kas dar yra taip sunku ir aš nelabai ir noriu tą daryti. Varžybos mus šiek tiek nuleido ant žemės ir parodė, kada reikia dirbti ir labiau net neužtenka tiek, kiek dirbam, taip kad nežinau, visi supratom, jaučiam, kad nedaug trūksta iki to pagavimo žaidimo, bet kol kas jisai dar nesivysto taip, kaip norime. Manau, kad jau greitai, labai greitai pavyks jį surasti ir padėsim žaisti taip, kaip turim. Visada yra geriau žaisti su tokiais varžovais, kurie yra super agresyvūs, žaidžia super intensyviai ir tada tu tiesiog pratinėsi prie kitokio režimo. Mums atrodė, kad mes treniruotėse ir intensyviai, ir bėgam, ir gana agresyviai žaidžiam, o kai pasirodė, kad galima dar agresyviau ir intensyviau žaisti. Aš negaliu pasakyti, kad mes nusileidom fiziškai ir mūsų kondicija. Aš net manyčiau taip, kad geresnė, bet momentais tai, ką ispanai turi, jie galėjo, pridėjo dar intensyvume. Ir momentais mes, kaip aš sakau, išskysdavo mūsų tas komandiniai veiksmai. Paskui liktai atsikvošėję vėl kažkur tai pristabom, vėl pasivėjam. Tai vat, žaidžiant su tokiom rinktinėm negali kristi tokias. Turi būti disciplina, turi būti tam tikra drausmė, mes turim suprasti, ko mes norime. Ir žinoma, negalim klysti jokiais būdais ir neduoti jokių ekstra taškų, taip kad atkovotų kamuolių ar lengvų taškų po greito puolimo. Kas liečia Kauno areną, aišku, didžiulė šventė, mes norėtume, kad ją padaryti dar didesnė, ar ne? Bet jeigu man reiktų rinktis ir kas nors paklaustų, kada laimėti dabar ar vėliau Panevėžio arenoje, aš pasirinkčiau be abejo antrą variantą. Žinote, Lietuvoje kiekvienoje arenoje, kurioje mes nuvažiuojam, būna pilna salė ir palaikymas. Manau, Kaune naujoje arenoje paprasčiausiai bus savo dydžiu įspūdingai ir jeigu jinai bus pilna, tai manau, aišku, laukiam ir norim pamatyti ir salę naują ir tarp tiek fanų sužais prieš tokią stiprią komandą kaip ispanų, manau, kad labai svarbios tos kelios, kiek čia porą savaičių, kiek čia liko, daugiau mažiau šiek tiek ir mums, aišku, reikės labai teisingai įsidėlioti prioritetus, nes laiko ir yra, ir jo nėra tiek daug ir kad jie būtų teisingi ir, kaip pasakyti, skelbsiu karo stovis, karo parinktis jau juokaut nebegalima ir mes turim, kaip pasakyti, negali jokių daugiau tam būti kažkokių tai atsipalaidavimų.